Labą dieną, su jumis Rokas Jarašius ir šiandien norėčiau papasakoti apie įvykius, kurie vyksta pasaulyje, būtent karai, rytai, vakarai ir tą visą problemą norėčiau papasakoti, pažiūrėjus ją iš aukščiau nei daugelis pasakoja, iš aukštesnio lygmens ir aptarti ją tiesiog pažiūrėjus ją iš aukštesnio lygmens. Taigi, kad tą visą problemą suvokti iš aukštesnio lygmens, tiesiog papasakosiu tam tikrus niuansus. Taigi, nuo ko norėčiau pradėti? Tai yra tėvas, būtent Dievas spinduliuoja tą dvasinę energiją. Taip pat ir vyrai, jie daugiau spinduliuoja dvasinę energiją ir pas juos yra stipresnė dvasia. O dvasia būtent spinduliuoja tą labiau dvasinę energiją. Moterys ir motuliai žemėje daugiau spinduliuoja tą materialią energiją. Motuliai žemėje, materialumas, moterys irgi spinduliuoja labiau materialią energiją. Ir būtent kartu abi tas energijas sudėjus gaunasi pusiausvyra. Tėvas ir motuliai žemėje, pusiausvyra, sugebėjimas iš jų abiejų priimti suvokimus. Irgi pusiausvyra, vyras ir moteris kartu, tinkami santykiai, irgi pusiausvyra. Iš to galima pasakyti, kad pavyzdžiui, tose šalyse, kurios yra neturtingos, ten yra užguitos moterys ir užguita materiali energija. Bet tose šalyse dažnai yra būtent stiprus fanatizmas dėl pertekliaus dvasinės energijos. Jeigu nėra pusiausvyros dvasinės energijos, su būtent pusiausvyros su materialumu įsivysto būtent fanatizmas. Iš ko atsiranda būtent karai, moterų užguimas ir kaip sakant, tokie iškraipimai. Kas būtent atsispindi rytų valstybėse. Vakarų valstybėse, kur stipri yra moteriška energija, pavyzdžiui, Švedija, Norvegija, visos vakarų Europos šalys, Amerika, ten stiprus yra materialumas. Ten yra šalys turtingos todėl. Bet kai atsiranda būtent kraštutinumai, nueinama per daug į materialumą, nėra pusiausvyros su dvasingumu, kas atsitinka? Atsiranda iškraipimai. Ir tą rodo daugelį būtent praeities istorijų, kai žmonės per daug pradeda atsirasti materialumai, nueina per daug į materialumą ir Romos imperija atsiranda tiesiog ir tie kaip ir orgijos, toliau pedofilijos, homoseksualumas ir visi tie dalykai tiesiog susijęs su tais dalykais. Ir kai tie dalykai, kai tuose dalykuose nėra pusiausvyros, visata tiesiog atstato tą pusiausvyrą savais metodais. Ir tai yra būtent karas, tie egregorai, rytų egregoras, vakarų egregoras, tarpusavy pjaunasi, bet kai jie kovoja tarpusavyje, kas atsitinka, jie irgi, kaip bebūtų, jie susimaišo. Tai parodo ir imigrantų atvykimas būtent į Europos, vakarų Europą, būtent su tais, su fanatizmu. Ir tas pasidaro, kaip sakant, mišrainė, kuri tokiu būdu, kad ir mums nemaloniais būdais, bet tokiu būdu yra atstatoma pusiausvyra. Rusija yra toks kaip daugiau prie rytų,
bet jinai jau toks tarpinis variantas ir jinai figūruoja ir ten, ir ten. Būtent Rusija kaip barjeras, toks kaip barjeras tarp tų rytų valstybių ir vakarų valstybių. Taip pat, ką norėčiau pasakyti, būtent dažnai žmonės sako, va blogai, ten karas, pradeda tas visas įvardinti tikimybių teorijas, kad ten, aišku, ką daryti, kad vieni blogi, kiti blogi, bet tie dalykai nepakeis, jūs palaikysit vieną pusę, jūs tiesiog vienai pusę siūsite energiją, ta galbūt pusė labiau kovos, geriau gal seksis, bet tos problemos nepašalinsit. Esmė, ką jūs galite nuo savęs padaryti, tai būtent gerbti, žinoma, moterišką energiją, moterys turi gerbti vyrišką energiją, vyrai turi stengtis būti vyrais, moterys stengtis būti moteriškom. Nes vakaruose būtent, kai moterys tampa vyriškom, tai priveda prie tų būtent iškraipimų. Moterys turi būti moteriškom. Taip pat, kad būtų pusiausvyra, stenkitės sujungti materialumą su dvasingumu. Tie dalykai turėti išvien. Būtent, jeigu kažką kuriate, ne vien, kad ten vieną kuriu, vieną darau, ten kažkur nueinu į bažnyčią, pasakau išpažintį ir vėl tą patį darau. Ne, tai nėra dvasingumo ir materialumo sujungimas. Būtent tai, ką jaučiat vidumi, tai, kas yra gera, ką jaučiat, kad yra gerai, tuos darbus ir darykit. Tiesiog širdimi iš vidaus, ką jaučiat gerai, eikit, kurkit tą, darykit. Tai yra būtent tas sujungimas. Aišku, vėliau yra sekantis etapai, būtent matymo atstatymas, pažiūrėjimas, kas subtiliuose yra gerai, kad tai nesipjautų, bet čia jau kitas etapas, to reikia mokytis. Ko būtent pradėti nuo savęs, pagarba, kaip minėjau, vyrams iš moterų pusės, iš vyrų pusės pagarba būtent moteriams, vyrams stengtis būti vyriškiems, moterims moteriškoms ir būtent sujungimas tų dviejų dalykų, dvasingumo ir materialumo. Taigi tiek, biškį peržvelgiau iš aukščiau apie tuos dalykus, iš subtilaus lygio, kaip viskas atrodo ir šiandien tiek. Iki.